Sveiki visi, čia Gabrielius ir šiandien vėl žaidžiame Minecraftą, jau 5 dalį. 3 ir 4 įdėjau tą pačią dieną, nes kažkaip galvojau, kad vis tiek nieko nedarau prie kompiuterio, tai įdėsiu 2 dalis vienu metu. Ir dabar galėsiu 5 įdėti anksčiau, negu būčiau įkėlęs. Jo. Vienu žodžiu, labai daug patarimų gavau, tai yra viena. Ne, aišku. Daug gavau patarimų, kokius 5 gal, net ne visus atsimenu. Aš jų aišku visų nesakysiu. Tiesiog pasakius, nei vieno nesakysiu, nes tingiu. Tai šiandien susigalvojau temų ir aš jas užsirašiau ant lapelio. Tai čia draugas vienas patarė. Ir aš kalbėsiu apie jas. Tai va. Bet sugalvojau, ką šiandien veikti, kad nereikėtų lakstyti aplink namus. Aš bandysiu patekti į neterį. Ir iškart pradėsiu. Pakeliu, jeigu neturėsiu ką kalbėti, tai iš tų temų pasisemsiu apie ką kalbėti. Jo. Pirmiausia, reikės vandens. Tai buvo sunkiausias išbandymas, kokį tik galima buvo padaryti. Ir aš aišku pamiršau atsinešti vandens prie kompo. Ir dabar užsinorėjau gerti. Bet dabar aš aišku niekur neisiu. Nesvarbu. Taigi, viena iš temų yra minigames. Nežinau kaip lietuviškai. Maži žaidimai. Ne, aš juokauju. Tai, gal aš čia geriausiu. Tai viena iš temų tie minigamai, kaip survival games ir hide and seek. Aš žinau dar truputį, bet kam dar daugiau reikia? Čia patys geriausi. Ne, aš ką. Tų minigame'ų aš nelabai dažnai turbūt žaisiu, nes aš dažniausiai darysiu šitą survival, kuris kiekvieną dieną kelsis. Ir aš net nežinau, kiek aš jį laiko žaisiu. Galbūt kol nužudysiu drakoną, gal viterį. Ne, aš viterį tikrai nežudysiu. Per sunku. Aš dabar čia ieškau lavos, bet kaip matot, niekur čia nėra lavos. Ne, aš šitos neimu dėl to, kad jinai tik vienas obsidiano blokas išeitų iš jos. Aš tikiuosi, kad nereikės minintis. Tai va, dėl tų minigame'ų. Aš juos kaip ir kelsiu, nežinau, aš tikrai vieną kelsiu, kai gausiu 10 subscriberių. Čia bus kaip toks specialus video. Ir paskui jų aišku bus daugiau, žymiai daugiau. Eina nahu šitą rovinę. Tiksliau. Kad ir kas čia bebūtų. Labas, creeperi. Aš tave seniai jau nemačiau. Ką aš čia kauju? Turbūt anam epizode. Mačiau. Creeperi. Dėdė creeperis. O labas, vorė. Aš tavęs irgi seniai nemačiau. Gerai veikia naujas kardas. Daugiau nieko negaliu pasakyti. Ai, what the fuck? Kaip? Ne, jeigu ten padėsiu, negalėsiu išlipti. Tai va, dėl tų minigame'ų. Dėsiu maždaug pirmą tą minigame'ą, kaip gausiu 10 arba kažkiek tai peržiūrų arba 10 subscriberių. Ir jie bus tai maždaug hide and seek, tada būtų kokie 5 arba, nežinau, 5 raundai, nes jie labai trumpi tie game'ai. Arba koks vienas survival games, ten jeigu pusvalandžio netruks, bet vis tiek bandysiu kelti. Tai va, tiek apie minigame'us. Dabar dar dėl video trukmės šitos. Aš galvojau video trukmę daryti maždaug 15 minučių. Kaip mano lygi. Jeigu kažkas nesuprato, ką aš pasakiau. 15. Ten. Apačioj netgi. Nu vienu žodžiu. Darysiu video apie 15 minučių. Šitas bus gal ilgesnis negu 15, nes kelsiu tik vieną, 2 nekelsiu. Dabar yra... Okay. Vienu žodžiu, šitas kažkur 17-18 minučių truks. Tai va... Nu, ko čia lagina. Nežinau, va dėl tos trukmės dar taip pilnai visiškai. Gali būt, kad gausiu naują internetą gana greitai. Gali būt, kad aš ir nusišneku. Man lavus reikia ne irono. Nu vienu žodžiu.
Kas bus, tas bus. Dėl tos trukmės. Manau, kad bus gana gerai kažkaip, nes video netaip ir ilgai kelis. Porą valandų. Bet juos sunkokai kelinėt, kai jie taip keliasi. Tai dėl tos muzikos, kur per pirmą video klausiau, ar aš klausiau, net neatsimenu, gal čia tas, kur išsitrynė, tai vienu žodžiu, net negavau atsakymą. Tai dabar paklausiu dėl muzikos dar kartą. Ar jums patinka ta muzika, ar ne, parašykite komentus, jeigu netingit. Ir jeigu jums nepatinka, tai aš ją tiesiog išjungsiu. Taip va. Magija, matot. O dabar vėl neįsijungi. Nu viskas. Ten muzika. Pala, ką aš čia norėjau daryti? A jo. Padaryt bright, nes aš čia nieko nematau. Kur tu lava? Čia 11. Jo, lavus čia lengviausia ras. Bet man atrodo vis tiek neras. Aš čia labai ilgai ir tamsiai mainysiuos, nes aš durnas ir nepasiėmiau deglų. Tai va. Gerai, nauja tema. Gal kažkas matėt, kad rašiau tokį kaip komentą ant tokio čiūvo video, kaip pasidaryti savo intro per Adobe, kaip jis ten vadinas, palauk. Adobe After Effects. Ir aš, aišku, nesugebėjau nieko pasidaryti. Aš tą intro bandysiu pasidaryti kažkaip, bet gal kažkaip kitaip. Lempos. Nu tai va, aš jį bandysiu pasidaryti turbūt kažkaip kitaip, arba iš vis bus paveikslėlis ten su užrašu kažkas tokio, nes dėl to intro man nieko neišėjo. Aš bandžiau jį ten visai padaryti, nu kaip visai vienu būdu. Žiūrėjau, kaip tašiuvas daro ir tada viską nusižiūrėjau tiesiog. Ne, nu jau galvojau, kad ten anglis. Ir Stonas manęs nekenčia. Tai dėl to intro ten man nelabai sekėsi, nes kažkodėl neįsinstaliavo viena papildoma programa, kurios reikėjo. Tas Adobe After Effects aišku veikia, bet ta papildoma programa neveikia. Ir dėl to viskas buvo labai išsilieję. Ir kad ir nebūtų išsilieję, neišėjo. Ar garsiai iš savęs negirdžiu beveik. Ir kad ir nebūtų išsilieję, tai aš kai baigiau daryti tą intro, nu galvoju, nu kad ir koks baisus vis tiek kažkokio intro reikia. Ir tiks ir šitas. Ir tas intro net neužsidėjo. Nes aš nemoku pakeisti failo formato. Ir dėl to nėra intro. Tai vat, kas užknisa. Aš net nežinau, ar šį epizodą nueisim į tą niterį. Nes tos lavos kažkaip ilgokai ieškam. Nu va, vėl pradėjau tylėt. Okei. Pala. Kodėl aš užsirašiau, kada kelsiu video? Čiagi visi žino kiekvieną dieną. Alleluja. 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 Aš kažkaip... Aš kažkaip kaip žiūrėjau savo video pats, kaip padarau, aš visą laiką pasižiūriu, ar viskas gerai. Taip pastebėjau, kad kalbu truputį panašiai į Minecraft ir man tai nepatinka. Tai nežinau, kaip tai sutaisyti. Jo, kažkaip... Labą dieną, čia Gabras. Šiandien mes žaidžiame Minecraftą. Nu va, dabar tai tikrai nepanašu į Minecraft. Ne, aš vis tiek taip kalbėsiu. Blemba. Tai... Va. Norėjau paklausti, aišku, tų, kas žiūri šitos video, arba subscriberių, kurie žiūri video. Kokias man programas naudot, pavyzdžiui, tą patį intro padaryt. Arba kad ir vaizdelį editint, nes aš dabar visiškai needitinu. Nufilmuoju ir iškart keliu. OMG. Aš norėjau muziką uždėti kažkokią tai. Bet, aišku, pamiršau, nes rašiausi tas temas. Paskui dar reikėjo ten kai ką daryti. Ir vienu žodžiu. Tai dėl tų programų, aš nežinau, man nelabai rūpi mokamas, nemokamas. Aš aišku jų nepirksiu. Lol. Bet šių Lietuvai nieks jų neperka. Nusikrekina. Aš net nežinau, ar jis naudosiu vienu žodžiu. Tų programų man reikia. Labai reikia programų. Šiandien padarysim dar vieną dalyką, mėly žiūrovai. Tai bus Enchanting Table.
Aš kažkaip nežinau. Neišeina man iš galvos tas Minecraft. Kai pamačiau jo tą vlogą. Jis atrodo kaip vaikas. Bet jis ne vaikas. Tai vat. Tai dabar kaip ir jau baigėsi mano temos. Ir aš dabar nebežinau apie ką kalbėti, tai improvizuosiu. Tuščios improvizacijos. Man dar 3 obsidiano blokų reikia. Kažkokius prikolus reikia skaldyti, nesąmonės daryti. Gerai. Pabandysim įlipti į lavą ir išlipti nenumirę. Labas lava. Kaip sekas tau? Gerai, ne? Tai va. Aš tuoj tave lipsiu. Apie ką galima kalbėti kasant obsidianą? Nu net nežinau. Čia taip įdomu dabar man. Kokias 2 minutės įkasu. O dieve. 14, jei. Jei. Pažiūrėsiu ten vėliau deimantų. Įkvėpiam oro. O ne, aš mirštu lagina. Oi, mirštu lagina, oi kaip lagina. Gera mintis. Nereikės nieko net kast. Nu tai va, išbandymą išgyvenau kaip ir lygtais. Čia labai tamsu. Reik padėti lempų. Va. Aš net nežinau, ar man kas ten geležį. Lapė. Laputė. Ai, gal geriau nereikia. Lolololololololol. Užtrauksiu dainą. Lol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 
Jei. Linksma. Man patinka labai. O bliamba. Fuck. Lava. Viskas. Mes nebe draugai. Lava. Bloga lava. Nu kur iš to O dieve, kaip čia tamsu. O dieve, tiksliau ką aš norėjau pasakyti. Blet, kaip čia tamsu. Man draugas dar sakė, vienas toks patarimą irgi davė. Nesakyt, o dieve. Nes aš nepripratęs taip sakyt, bet aš galvojau, kad reikia labai gražiai kalbėti, kai darai video, tai nuo pirmo epizodo įpratau sakyti, o dieve. Dabar sakysiu, blet, kurva nahui. Ne, aš taip ne visą laiką sakysiu. Sakysiu vieną žodį, kurį nors iš tų. Mano šuo loja ant kažko. Tai čia bus 4. Nu gerai, 5. Ai. Jei, 5. Duok man ironą tu. Urvė. Bomžas, urvas. Duok ironą. Lol. Ką man tas lol šiandien? Užsilolinau. Jo, dabar čia dėsiu deglus. Čia tamsu kaip šiknoj. Ne, tam šiknoj truputį tamsiau, bet koks skirtumas? Ten yra ironą virš mane. Herobrainas! Kiek jis daug damage padarė? Reikėjo suvalgyti herobrainišką kumpį. Aš nelabai noriu kažkodėl rėkt, nes man atrodo, kad labai garsiai jums girdėsis. Ana video mikrofoną nusisukau nuo savęs kaip koks debilas ir pusė video nieko nesigirdėjo, ką aš kalbėjau beveik. Tai šį kartą beveik tą patį padariau. O kaip dabar? Paklausykit šitų garsų. Aš net nežinau, ar jūs kažką girdėjot, bet aš tai kažkodėl... What the fuck? Kur mano namas? Pedofilai. Ai, vais. Ok. Sorry, aš čia netyčia. Iš nervų. Žinot, namas toks gražus, taip ilgai stačiaugi. Nu tai va. Kurgi man dabar daryti? Daryti. Ta mano... Portalą ir crafting, tiksliau... What the f... Aš...
Ai, viskas okei. Okei. Reikia daryt greičiau šitą šūdą. Nagi. Omaga, kaip lietai aš tuo numirsiu. What the fuck? Tai va dar. Ai. Dar vieną dalyką pamiršau, kaip pakalbėti apie jį. Tai dėl tos naujos Minecraft versijos. Aš iš tikrųjų labai ją nusivylęs, nes kas čia naujo? Kas čia naujo? Kas? Portalų dydį galima pakeisti. Eik tu savo, man pohui. Ir kas iš to? Ką tu ten per serverius kažkokį pagražinimą padarysi? O realiam Minecraft'e ką su tais savo portalais padarysi? Man kažkaip kyla noras tačiau jį daryti. Medį. Kodėl tu taip stovi? Pastatysiu pačioj debiliškiausioj vietoj, kokiai tik manom. Gerai, visiškai atvirkščiai padariau. Nors ne, vienas blokas virš oro. 3. 1, 2, 3. Ir taip lieka vienas blokas vietoj 2. Tai galvoju, kur aš padėjau 2. Paskui žiūri, kad tiesiog turėjai 9. Wow, Minecraft naujas dalykas. Jei. Tai atsirado kažkokia stabili versija, kurio man pohui, bet aš ją vis tiek prasisiunčiau. Tiksliau, užsinaujinau. Okei. Batai, nauji batai. Kokie gražus mano batai. Ir mano šuo cypia prie durų. Eik, iškibirė. Ko man ten dar pasiimt? Nu, ant pig žmogių nepajodinėsiu, nu tai gal nereikia. Man atrodo, šitas video truks 20 minučių. Bet kam rūpi? Ne! Va, ką aš pamiršau. Ir dabar atsispaunu virš lavos. Davai, Niteri. Mafija! Aš nežinau, kiek mano šuo ten cyps. Aš nelabai ruošiuosi kažką apie tai daryti, nes man tada reikės stabdyti video. Nu gerai, tuoj grįšiu. Seira, blėt, jop, tvaina. Seira, čia. Eik dabar. Negraužk nieko, ką darai? Šuo užpuolė, šuns ataką. Ne, negraužk mano ausinių. Tuchė. Nu va, pakovojau su šuniu, kuris vos nenugraužė mano ausinių laido. Ir dabar jinai išeina iš kambario. Nu tu pydarė. Karočiu, palako šitį jau. Ai va, jo, žinau. Pirmas lygis. Blast, protection. Tai reiškia susirasiu gastą. Tai turbūt tai reiškia. Projectile, tai irgi nuo gasto. Protekcione vienas. What the fuck? What the frick? Aš kažkaip labiau noriu kardo geresnio. Dėl to, kad jis labai kietas. Yes! Epic Sword inbound. Jo, aš akmeninių įrankių tikrai neatšatinsiu. Eik tu savo, ant pirmo lygio galėjau gaut. Nu gerai, poch. Einu išgričiu. Ne, nu, man reiks greit video baigt, aš nenoriu. What the fuck? Taigi, kaip žinot, Minecraft pig žmogiai yra didžiausias tavo priešas, kurie tave visą laik puola ir jie tikrai nėra taikus. Dėl to jos reikia pult. Va taip. Eik. Būk laisvas. Kaip tu nenumiri? Su šito padarysim geresnį būdą. Uop. Su jais labai taikiai kovot reikia. Kur mano portalas? Kaip aš grįšiu namo? Einu kažkur. La la la, la la
aš pasiklydau. Raudonkepuraitė pasiklydo. Geriausias Raudonkepuraitės pavaizdavimas. Jo, kažkas tokio. La. Tai va, kai neturėsiu ką šnekėti, tai aš taip darysiu. La. Arba lol, arba trolololololol. Tai va, kažkaip staiga nieko neatsiminiau apie ką vėl tiek kalbėt. Wow. Čanksai. Kraukitės. Kažkoks ten yra mygtukas, lygtais, kur čanksus perkrauna ar kažką tokio padaro, kad mažiau lagintų. O, čia jų, čia pigmano čata. Nu, parkūras. Aš tuo rimtai pasiklysiu, jeigu taip vaikščiosiu. Wow, trišiam, no scope. Ugnis. Kepam šašlykus. Neturiu tik tai pagalių. Šiaip tai aš labai neprotingas. Kad pasidaryčiau tą enchanting table, aš galėjau tiesiog įeiti į Netherį, nusikirsti šito portalo kampus, tada grįžti ir pasidaryti tą. Huine. Aš nežinau, kiek aš čia vaikščiosiu. Bet dabar aš galvoju, ką kitą epizodą reiks daryti. Va čia tai, blet, paslaptis. Tiksliau, lololo. Fuck no. Ateik čia. Tu pėtikė. Tu kaip mane išgazinai. Čia kaip Outlast Amnesia Machine for Ghasts. Šauk, aš tavęs nebijau. Fail, what the fuck. Nu pataikyk. No hands. Nu karot. Aš tiesiog einu namo. Šaunuolis Gastas. Žaidžia kaip su aimbotu. Spam duris. Dar vien prikolą parodys. Spam mouse. No, just kidding. Atspėkit, ką aš darau. What the fuck? Mano nosis labai didelė. Aš skaitau knygą vakar. Tai dabar aš parsinešiau kažkokį užkratą. Aš dabar kaip klišas, kaip aimbotas. O čia, tu irgi. O tu irgi. O tu. Ironas. Tai va. Manau, čia baigsis kažkur jau epizodas. Nepamirškit paspausti to like mygtuką, kuris labai arti video. Ir tikrai labai lengva paspausti, bet kažkodėl mažai žmonių tai spaudžia. Subscribe, jeigu jūs netingite tai paspausti, irgi labai lengva paspausti. Ir aišku, žiūrėkit visą laik video, favoritinkit ir davai, čia buvo Gabis.